Labas rytas, kas galbūt mus tik dabar įsijungė. Iš Simono Daukanto aikštės trumpam nusikėlėme į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, nes čia vyksta Vilnius Mini Maker Faire. Kas tai per renginys ir kas čia vyksta, mums papasakos Giedrius Kavaliauskas, kuris yra šio renginio iniciatorius. Labas rytas. Labas rytas. Po ilgu angliškų pavadinimų, kas slypi, kas tai per renginys? Tai yra kūrėjų mugė, techninių kūrėjų. Ir kaip matote, čia yra ir vaikų, ir suaugusiųjų, kurie kūrė, dalinasi to, ką sukūrė. Ir mes esame visai netoli prie atsistumimo nesvarume simuliatoriaus ir paprašysime šio simuliatoriaus kūrėjų papasakoti, kas tai yra. Labas rytas. Labas rytas. Tai ką mums šiandien pademonstruosit? Taip, tai mes esam LEGO robotikos komanda Lituanika X. Aš esu Algirdas, čia mano sūnus Julius, turim komandoje ir daugiau vaikų. Dalyvavom Fest LEGO League čempionate, Vilniaus regione tapome pirmi ir mūsų projektas buvo čia tas, kuris matome. Pagrindinis jo tikslas yra parodyti, kaip skirtingai juda atsistūmęs kūnas ant žemės. Ar mes galim tai parodyti? Kosminėj stoty. Taip, tai Julius pabandys tai parodyti. Ir jūs papasakokite tada plačiau, kas šiuo metu čia vyksta ir ką mes galim matyti. Taip, tai čia matome naudojamą riedį su taip vadinamu kartingu, papildomų riedžio priedų. Ir riedį valdo LEGO Mindstorm EV3 robotas, 2 varikliai ir vienas variklis sensorius, kuris yra apačioje šito daikto. Ne? Ir kai Julius atsistums, Juliau parodė, kaip viskas vyktų žemėje. Ne? Važiuoja ir jis tiesiog sustoja. Kaip viskas vyksta žemėje, ne? O dabar, kaip viskas vyktų tarptautiniai kosminiai stotyje, Julius parodė. Tai jisai, kai jisai atsistums, varikliukas, sensoriukas esantis apačioj, supras, kokiu greičiu jisai atsistūmė ir tą greitį jisai ir išlaikys. Ne? Tai tarptautiniai kosminiai stotyje viskas vyktų labai panašiai. Ne? Astronautas atsistūmęs nuo turėklų, maždaug tokiam panašiam liuke, jisai, jeigu nebūtų kliučių, jis iš esmės sklęstų ir sklęstų iki beveik begalybės. Ne? Tai Juliau, tai parodyk dabar, kaip tas atrodytų. Atsiprašau, jeigu nesigaus. Nu, va, matot, ir beveik, jeigu nebūtų kliūties, kurį jis sustabdytų, praktiškai jisai judėtų iki katedros aikštės. Ačiū Jums, labai smagu, kad yra tokių jaunų ir iniciatyvių kūrėjų.